who the fuck did trust? Is he my friend or my foe? I'm a exit, bro, yeah. Labuka Šaika. Varau su mielu savo draugeliu į garažą, kur turiu jums gerą naujieną ir savo pagaliau nusipirkau biterį. Žiemos mašina, kol kas jinai labai šiukšlė atrodo, bet dar tik tai bus pirma diena krapštimas ir pamatysim galutinį rezultatą, kas su juo gausis. Galbūt netgi ir technikinį šiaip praeit jam. Tai kol kas tiek. Šiaip labai džiaugiuosi pirkiniu, nes nuo rinkos kainų tai kardinaliai išaugus, nesąmoningai netgi, kur už 1,6 kem 6 betiecho po 1000 pardavinėja, o aš nupirkau jį už 8 pem. Tai kom pliusai mašinos dabartinės, jinai kupas, kem 6. Pagaliau su 6 cilindrų, tai 2.2 ar tai 2.3 varikliai 125 kW, su ryčio programa jau įpūsta, pykšt-pokšt visi šitie reikalai yra, bet kas man tai labiausiai nepatinka kol kas šitoj mašinai, tai galinės arkos ir duslintuvas. Tai pradėsim šiandien krapštytis prie duslintuvo, nes jau vakar nupirkau nuo 3 litrio 4,6 duslės gabalą nuo katalizatoriaus. Tai padjungsim, prisuksim, privirinsim, kažką pabursim ir turėtų būti ok. Tai keliamės į garažą ir parodysiu, kas ten per velnės mano naujas projektas. Tai ką, Šaika, pristatau jums savo biterį. Biškį mirguliuoja nuo lėdo, bet ką galiu tą parodau. Tai jis atrodo dabar, va taip, arkas, nekreipkite dėmesio, čia buvo jis su apdaila, čia vaknietės matosi, va. Visur pabiškeliai, tai buvo toks turlinginis. Buvo su apdaila ir išpūsta ir čia bereikala. Šiaip, nu ką, tai turim tokį ant kapoto, flakončikų dažyti buvo lipas ar kažkas tokio, ar tai gruntuota. Priekinę bamperę neturim. Salone. Salonas susidaro kol kas tipo taip. Tai salone turim va šitokį lopšį, pasižiūrėkit, kas per tvirtinimai. Nu, tipo, nefainin. Tai čia pas mane kol kas tik laikinas sprendimas, kad važinėtis. Šiaip turim juodas lubas, užuolaidėlė man matosi. Salono daugiau kaip ir nelabai kas buvo. M-knobas, magelės, porankis. Šiaip nu nieko tokio įspūdingo. Apšifkės tokios visai tvarkingos atrodo. Tai labiau matosi, kaip čia buvo kniedyta ir arkos, baisiai, net iš šono žiūrint, matosi, kad jos labai gaidiškai padarytos ir suėjusios šitos vietos labai į vidų. Nu, nežinau, kažką bursim, tvarkysim. Tai šiaip dabar aš jį pasikėliau, kad pasidaryt duslę. Tai nupirkta duslė, kaip ir sakiau jau, 3 litrio susklendė. Tai rodysiu, kaip atrodo duslė. Jeigu kad supranta duslintuvuose, tai čia turėtų būti labai kriokiantis, pokšintis ir visa kita duslintuvas. Tai dėsim iškart šiandien matavon ir bandysim nutildyti ją. Šiaip atvarys dar Egidijus, išsiaiškint, kodėl negaliu burnautą padaryti. Nes kaip su pirma mašina nupirktų BMW nepadaryti burnautą. Tai ką žinau, kol kas tiek, einu krapštytis, daryti kažką. Ir nufilmuosiu dar, kaip jisai dabar dirba ir kaip dirbs po to. Tai kol kas einu krapštytis ir pažiūrėsim, kas gauti. Tai duslės testas, pasižiūrim, kad per nesąmonę. Reikia tikėtis, šiandien dirbs tyliau. Tai išmontavau duslintuvo gabalą. Nu, jis va taip atrodė. Sakė, kad labai daug mokėjo šitam išmetimui, bet tai nublemba. Su tokiom silėm. Ir universalūs laikikliai, 20 samarėzų ir va tokios vaskardas. Šiaip ką žinau, dabar prisipjausiu, pabandysiu. Atsimatau duslintuvo, laikiklius galiniam pakeliui pasidarysiu. Ir kažkaip bandysiu sujungti. Šiaip neturėtų būti sunku, didžiausia problema bus, manau, su laikikliais. Tai pabursiu ir kažkas gausis. Negaliu pafilmuoti daugiau, nes šalta laukia palyginus, keli laipsniai šilumos, tai greit nudūsta kūmas, tai bandysiu kažką bent jau pertraukom, kad matytus progresas visoje mašinai. Tai einu burt laikiklių.
Tai ką, darėm ir pridarėm. Duslintuvas, originalus vieta. Keista net ant originalių kranšteinų. Stipriai labai stovi, labai fainiai. Apačioje ten nesimato, bet karočią ant originalių tvirtinimų, ant dviejų greitų jungčių. Hamutai sakyt bum bum, susisuko ir viskas ledas. Tai užvedam, pažiūrim kaip dirba ir skirtumus pamatysit koks tikrai. Biški dūmėje kaip ant šalto, bet ant kiek skirtumas. Ką, Šaika, kitą dieną garaže, dar kol kas biški šviesų. Tai vėl atvariau prie šito osvo nesąmonės pasikrapštyti. Tai šiandien tikslas šiandienos kol kas nesimato, bet paskui parodysiu, va čia skylė va yra. Ir už vairuotojo sėdynės yra nemažai tokia skylė, tai norisi tuos svarbesnius mazgus susitvarkyti, kad nebūtų drėgmė salone be reikalo, kad pakabos elementai neišplyštų netikėtai. O šiaip dar atsivežiau reduktorių mažą nuo kompakto. Pagal viską turėtų būti 338 irgi perdavimas šitoj turėtų mašinai, 338 būtų perdavimas. Tai dėsiu dabar vyrintą, kad negadinti gero reduktoriaus, tik tai mažą. Ant sauso važiuota, išmėginta, laiko 3 litrai, tai šitą 100% laikys. Ir atsivežiau dar mažulės mano bagažinę mašinos. Buvo gavus išikną, tai jos negaila, supjausysiu bus lopiniam. Tai einu persirengti, atsinešu šviesas ir bandysim pasitvarkyti truputį kėbulą. Tai va čia matot, kad kažkas patokio čia tvarkoma nesąmonė pridaryta, tai bandysim dar šituos šiandien napipjauti visus gražiai, kad šitas kardas atsišoktų po vieton. Ir dėkui Tautviui, atidavė nuo savo krekždės fenderius, jau sakiau, nesakiau, bet pasakau dar kartelį. Tai kažką bandysim priburt, pritaikyti. Tai šiandien jau snygo. Tai stengsiuos iki pirmo sniego tikrai pasiruošti mašiną. Realiai didžiausia problema liko gauti rankinį kinišką kažkokį, kurį galima bus pasistatyti. Nu, blogiausia atveju simsiu iš kompakto tą kinišką, bet visai man patiko jis, kaip jis stovi ir kaip jis veikia. Tai cilindriuką turiu, realiai reikia greitų jungčių, kad visos magistralės stabdžių neperdarinėt. Kaip ir viskas. Tai einu persirengti, štempiu šviesas visas ir tada pafilmuosiu, ką darysiu. Ką tikiuosi labai nemirguliuos. Tai vienas iš kasiakų kol kas patiekla. Tai ten viduj matosi pakabos jau tvirtinimo mazgai visi, tai nesinori, kad čia jie išplyštų. Dar tokių vasieksi stabdžių šlangučių yra. Na nieko, pabiški. Tai dabar startuoju ties šitą vietą. Šitos mažutės skylės nežinau ar tvarkysiu. Čia vis tiek nėra tikslas su arkom labai vargti. Šitą tai tikrai susitvarkysiu. Ką, Elvinas atidarė saloną, atidengė. Tai kol kas atrodo va taip va. Tai o čia va taip greituoju būdu išsiema visos medžiagos izoliacijos. Tai ką, blemba. Nu baisiai, čia šiaip. Nu tai ką reikia pjauti va čia va taip va kažkiek va. Lopinį iš apačios. Ir viskas, nes čia kol šitos tvirtinimus visos išsipjausysi viską, tai čia bus daug darbo ir dėlų. Nu tai ką, darysim ir padarysim. Mėnudį slyginimas. Ne, čia užlygino tau sparną. Čia tai buvo, tik aš biškį didėjau. Ką čia? Bet geriau bent jau. Geriau, bet dar galima biškį kažką pribūrti. Tai čiūjų labai švarus, matos, nesmato, nežinau, bet darbuojamės kročio pilno tempo. O čia Šaika, kurie padeda. Tai kas padaryta dabar? Tai turim padarytą lopinį, sutvarkytą va jau, kur sakiau. Išvirinta, nušeista, liko apdirbti truputėlį. Elvinas toliau dirba su arkom. Realiai nežinau, ką čia su jom bursim, bet kažką.
Bandysim kažkaip tos fenderius pritaikyti. Toliau. Kita arka jau irgi apšveista padaryta, plius minus, bent jau tiesiai šitoj plokštumoje stovi. Ir pagrindinė skylutė likus, šita va, nedidutė tokia, tai batas matas yra mekė, tai toliau pjaustysiu bagažinę, kažką pribursiu. Blogiausia, kad va tokiose vietose, va, matot, rudžių kampos ir jas labai sunku įsivalyti, tai dar padirbėsiu truputį su atsuktuką šepečiu ir reiks sugaminti slopinį, tai dirbam ir panašiai bus. Einam dirbti toliau. Mažiutis lopinėlis. Dar iškrapštyt pamėginti. Teini. Pertvara suklijuota. O, kaip fainai. Nu ir viskas, dėti skydelį reikia virinti. Tai per daug, tai per mažai srovės. O, degam iš apačios, pasirodo. Nedaug. Baika. Tai ką, dirbam, vyrinau ir pasibėjau, kad blogai pradėjo vyrint ir pasirodo baigėsi dujos. Tai šiandien mano darbai baigti, apsirinkau šiukšlės, visas nesąmoningas ir pakuojuosi namo. Bandysiu galbūt šiandien sumontuoti video, tai jeigu sumontuosiu, tai bus faina ir pamatysit rytoj. Ir šiaip, jeigu iki galo pasižiūrėjai, tai malonu, kad pasižiūrėjai, tai laikas, subscribas, kaip ir visą laiką. Parašyk komentarą, gal kas patinka, gal kas nepatinka. Šiaip, dar kartą ačiū, kad žiūrėjai ir iki kito karto susitiksim garaže vėl. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra draw.